A1, A2 ir A kategorijų skirtumai, ko nepamiršti prieš egzaminą. A1, A2 ir A kategorijų egzaminai, kaip ir visi kiti, susideda iš dviejų dalių – teorijos ir praktikos. Tačiau visos 3 A kategorijos skiriasi pagal transporto priemonių galingumą ir nustatytų būsimų vairuotojų amžių. Skirtingai nei automobilių vairuotojams, ne visų kategorijų motociklus galima pradėti vairuoti sulaukus 18. Pavyzdžiui, štai šis motociklas priskiriamas A1 kategorijai. Šios kategorijos motociklų variklių galia negali būti didesnė kaip 11 kW, darbinis tūris didesnis kaip 50 kubinių centimetrų, tačiau negali viršyti 125 kubinių centimetrų. Šiai kategorijai priskiriami ir triračiai, kurių galia nedidesnė kaip 15 kW. A1 kategorijos motociklus galima pradėti vairuoti nuo 16 metų. A2 kategorijai priskiriami galingesni motociklai, tačiau variklių galia negali viršyti 35 kW. Teisė vairuoti A2 kategorijos motociklus suteikiama sulaukus 18. A kategorijos motociklų galia didžiausia, viršija 15 kW ribą. Norint įgyti teisę vairuoti A kategorijos motociklus, reikia turėti 2 metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą. Sulaukus 24 šis reikalavimas netaikomas. Teisė vairuoti triračius, kurių galia didesnė kaip 15 kW, suteikiama nuo 21. Išsirinkus priimtiniausią kategoriją ir išlaikius teorijos egzaminą, jūsų laukia praktinis vairavimo egzaminas. Prieš vairavimą nepamirškite pasirūpinti apsaugomis. Radijo ryšio priemonės ir šviesą atspindinčią liemenę suteikia valstybės įmonė Regitra. Tačiau kitomis apsaugos priemonėmis, šalmų, pirštinėmis, batais, alkūnių, pečių ir nugaros apsaugomis turi pasirūpinti egzaminuojamasis. Motociklininko apsaugos priemonės yra šios: pirštinės, šalmas, apsaugos kostiumas ir motociklininko batai. Pirštinės apsaugo ne tik nuo atmosferos poveikio, bet ir nuo sužalojimo nukritus ant žemės. Viena svarbiausių motociklo apsaugos priemonių, kurios prieš egzaminą pamiršti nereikėtų, tai šalmas. Šalmas turi būti labai tinkamo dydžio, nes per didelis šalmas nelaimės atveju neapsaugos jūsų nuo sužalojimo. Alkūnių, pečių ir nugaros apsaugos dažniausiai būna įdedamos į rūbus. Jos yra viduje, tačiau išskirtinais atvejais kelių apsaugos gali būti dedamos ant išorinių kelių, tokiu būdu. Prieš praktikos egzaminą nepamirškite ir specialių motociklininko batų, kurie jūs apsaugos nuo sužalojimų. Esate pasiruošus saugiam motociklo valdymui, visas apsaugas turite. Pasirūpinus visomis apsaugos priemonėmis ir tinkamai nusiteikus, galima pradėti vairavimo egzaminą.